Pažaidžiam beauty vloggers? Pažaidžiam. Leiskite pasveikinti į mano reklaminį tinklelį ir vėl sugrįžusi Stilius Box grožio dėžutė. Ir štai šiemet šis nuostabus kūrinys, pritaikytas kiekvienai pagal jos odos, tipo spalvinį foną, atkeliauja vėl atgal. Džiaugiuosi tapusi jų ambasadorė ir galėsinti su jumis pasidalinti ypatingai specialiaisiais kodais. Nu, o dabar apžvelkime, kas šioje dėžutėje. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. O kad būtų smagiau, viską šiandien ir išbandysime. Kaip jau ir minėjau, šis prekės ženklas PS nėra man naujiena. Yra viena tokia pudra ryžių su spalvele šiokia tokia, be kurios aš neįsivaizduoju savo vasaros. Vasarą aš nenaudoju kreminės pudros, o naudoju labai daug SPF, tai reiškia, kad mano oda visada yra tokia lengvam šlykščiam riebalė. Tad būtent ryžių pudra, būtent PS yra mano tiesiog mylimiausias dalykas ir be jos neįsivaizduoju absoliučiai jokios vasaros. Bet taip pat apžvelgsim visą tunelį. Visą kas yra šioje dėžutėje. Blakstutes pasiliksim, nes jos bet kokiu atveju yra padažytas PS Cheeky tušu, kuris riečia, tiesa, labai smarkiai neapkrauna, todėl galima susikurti labai švelnių purių blakstienų efektą, galima šiek tiek ir biškiai visaip kaip parės. Na ir dabar jūs pamatote, kad aš nesu visgi tokia ruda, aš esu melagistė ir dar naudojanti purškiamą savaiminį įdegį, nes man taip gražiau. Žodžiu, anyway, atidarome dėžutę grožio ir pradedame. Primeriu, kai naudosime Skin Lovers Powerfully Hydrating Emulsion. Važiuojam. Neaiškinkit, kad negalima sakyti važiuojam, nes mes turime atitikmenis anglų kalbą let's go ir rusiškai davai. Tai gal geriau važiuojam. Nemoku būti ten influencerė ir ten jums visai taip pat gražiai rodyti dalykų, bet gal mums pavyks kažkiek. Turėtų gal užtekti, nežinot? Nes aš irgi nežinau. Nežinau, kad aš sceninį grimą pasidarau labai greitai, realiai per 15 minučių ir žinokit, mano yra ypatybė tokia, kad kaip mano kolegės, kai darosi grimą, jos sėdi va šitaip žiūrėdamas, aš atsisėdu maždaug ant kokios sofos ar dar kiek įmanoma toliau nuo veidrodžio ir piešiu savo veidą, lyg įsivaizduočiau, kad aš esu scenoje. Kartais galimai iš arti būna linijos įdomesnės, arba ten vokų piešimas kažkoks sudėtingesnis, įdomesnis, bet aš žinau, kad aš tai darau scenai ir aš iš toli atrodysiu įdomiai gražiai. O kaip ten iš arti, jau ne mano reikalas, jau mano partneris pripratęs prie visokios ten manęs. O gyvenimiškasis grimas, televizinis grimas ir visa kita, o dieve brangus, aš sėdžiu po 2 valandas, kol ten išparceliuoju odą nerealiai tobulą. Ir šiaip tai žinokit, jeigu atvirai, tai kiek aš naudoju odos produktų, kad sukurčiau, nes aš esu pigmentuota, porėta, tą nuostabų vaizdelį, kurį jūs matote dažnai, tai yra, žinokit, jau špakliavimas, tikrai to žodžiu, jau cheminiai procesai. Cheminiai procesai, kiek aš ten dirbu. Gerai, važiuojam toliau. Ir čia atvyksta PS pudra My Skin Icon. Kaip matom ir žinom ir suprantam, kad jinai man bus dabar per šviesi, bet šiandien mes testuojame tekstūrą, tai visiškai nesvarbu, kaip čia mums gausis, aš ją vis tiek sugebėsiu užtamsinti. Nu ką, važiuojam, kas čia bus, net nežinau, kuom dengti, ar dengti novinką, tu novinką. Taip, kur čia, ką kišmakį. Gerai, aš įprastai dedu pudrą su šitą mirtim.
Bet nežinau, kad nėra geresnio, man turi būti teptukas kietas, aš nepripažįstu jokių minkštų pudrų, šitą kempinėlę aš naudoju tik tai kažkokiam išblendinimui. Tai žodžiu, važiuojam. Ką čia važiuojam, dabar mums įzė kakos, aišku, fonė. Įzė daro kakį šmakį. Kaip mes be šitą inklizą? Dabar mes pasidarom šitą siaubo filmą, tokį tap, lap, belap, cap. Ir tada blendinsim viską su kempinėlė. Kodėl naudoju šitą teptuką? Dėl to, kad jis yra labai didelės poros. Ir jis man padeda, kadangi jis yra labai tankus, privaryti pudras į poras. Labai sveika, žinot, labai sveika, tiesiog nuostabu. Dėl to turbūt ir perėjau visiškai prie sausos pudros naudojimo, nes yra baisukas daras paskui soda. Gerai, anyway, keliaujam. Blendas. Labiausiai žinau, kad mane užknisa blendinti odą. Oda, aš kaip pagalvoju, jeigu mes tai paimtume makiažą, tai aš užgaištu padaryti gražią odą. Jeigu tai imtume 100% laiko makiažui, 70% aš užtrunku tiesiog padaryti savo odą gražią. 70%, nes visa kita man yra brūkšt, tūkšt, terkšt, merkšt, pitu, go. O oda, tai čia va tai va, į 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 va anai va, nes čia tiesiog taip yra. Atrodo kaip geiša. Toliau stveriame concealerį. Kažkaip taip visai. Varome pakius. Taip, mano paslaptis, kadangi man jau yra 7502 metai, kad su pudra niekada neužvažiuojame ant pakių. Pudra lieka ant kaulo, o šitas visas dedasi realiai ant pakių zonos ir ant pigmentinių dėmių. Šiaip noriu pasakyti, kad va čia turiu pigmentinės dėmes, va tokias, va labai specifikuotas. Imame mazę kempinėlę ir gražiai blendinam ir vėl blia. Dengia tikrai uždengia pigmentą. Tačiau yra labai geras ženklas. Jau aš esu patenkinta. Neburbuliuosiu. Arbiški pakiam. Grožio dėžutėje mano buvo permatoma ryžių pudra. Jinai bus tobula žiemai, rudeniui, pavasariui, kada aš nubalsiu. Aš ją labai myliu, bet mes šiandien naudosime tą, kurią aš jau turiu, kuri yra su spalva, nes kaip matot, aš esu kaukolikas. Dar ne Halloweenas. Ir mes pasiėmame stambesnį šepetėlį ir darysim tep, lep, tep. Važiaunam gausiai. Nežinau, kiek gali matytis per šitą mano Samsung flipą, bet biškis spalvelį gamins. Dievinu šitą pudrą ryžių. Tai yra man stebuklėlis. Kontūravimui PS mums siūlo štai tokias spalveles. Na ir bandom pasikontūruoti. Pas mane kontūravimo mokykloje, viskas prasideda nuo smilkinio ir kažkiek eina viskas į viršų, kažkiek eina viskas apačion ir viskas yra daroma į viršų. Į viršų. Visi strauksai, judesiai, kitaip tariant, darosi į viršų. Šitą vietą pagilinama dar, kad atrodytų iš viso kaip kaukolė. Žodžiu, aš kaukolėju. Smarkiai kaukolėju. Ir dabar iš smilkinio ropojam į viršų. Į viršų, palei plaukų liniją, kuri su metais tolsta nuo manęs. Nieks nesakė, kad ir moterim tai būna. Nieks nesakė. Gyvatės jūs susimokė, visi seniai buvot. Reikėjo sakydgi, psichologiškai ruošt, kad ir moterims tai būna. Ne,
Ėjo. Spalvinam biškį nosis kontūriuką. Nieko aš per daug nesipaišau, taip turiu baisiai išryškingą nosį. Jau šitai loterijai tai davė. Ir dabar viską į viršų. Pradeda matyti, kad krenta šita dalis pas mane žemyn. Ryškiai per mažai jau dantis spaudau. Ir dabar keliausime pas antakius. Antakiukai daugmaž nuspalvinti. Ar aš turiu eyebrows blindness? Of course I have. Ir dabar mano blindness yra, kad man labai patinka, kad jie yra netvarkingi. Tvarkingi antakiai man tinka tik tada, kada yra aiškus eyelineris, labai matinės lūpos, labai viskas aišku, švaru ir tvarkinga. Tačiau jeigu mes siekiame sukurti kažkokį natūralų, tiesiog natūralų makiažą, tai man patinka, kai jis yra 5 į dešinę, 7 į šiaurę, 2 į pietus, 1 atgal. Va tiesiog va tokie va visokie antakiai. Ir tai tiesiog sukuria kažkokį žmogaus įspūdį, kad jis yra gyvas, kad jis operatorius. Keliaujame prie šešėlių. Dabar va šitas topikas man yra labai aktualus dėl to, kad aš turiu labai daug palečių. Bet jūs žinote, jog aš dažnai keliauju ir aš tų palečių negaliu tampytis. Tai pagaliau aš turėsiu tiesiog svarbiausių spalvų, su kuriomis galima padaryti nuo dūminio makiažo iki visiškai natūralaus, tiesiog laineriuką, kažkokį blizgiuką, tiesiog setuką 4 spalvų, su kuriomis aš galėsiu tiesiog gyvuoti. Na, dabar pažvelkime, kaip aš termuojuosi savo akeles. Iš tiesų tai yra labai paprasta. Mums reikės va tokio plono teptuko, va tokio teptuko šviesiems dalykams, tada mums reikės va tokio teptuko įstrižainio, kuris yra kažkoks visas susivėlęs. Ir mes imame vidutinę spalvą. Ką mes darome? Laimė, ir tu nori šešėlių. Ir aš visada pradedu šešėlius dėti nuo apačios. Mano akis tikrai yra specifinė, čia nieks nieko nepasakys. Aš pasidariau apatinę liniją ir aš tada išsiaiškinu, kur jinai baigsis. Labai gražiai atrodo, tiesiog liūdnasis kardinolas. Važiuojame pas kitą akį. Lygiai tą patį padarome su kita akim. Vėlgi, išsiaiškinam, kur jinai prasideda, kur tas įkritimas baigėsi. Nuostabu, nuostabu. Tept, apsukam. Dabar apsukam teptuką, plonytį siaurą ir važiuojame nusipiešiame viršų. Išsiaiškiname, kur akis ta yra įkritus. Taip, čia nenaudojame tamsios spalvos, naudojame vidutinę. Aš iš tiesų darau dabar sceninį makiažą, kaip suprantu. Kartais ir su tokiu išeina ir pa žmonės, negali sakyti. Dabar mes gavome liūdnų akių vaizdelį, ne? Tai mums dabar reikės pakelti kampus. Dar važiuojame tuo pačiu vidutiniu, nes su juo viską ir išsimatuosime, kur kas turi eiti. Pasidarau liniją, paliekis ir dabar nuo ne pat kampo, priekampio keliu spalvą į viršų šiek tiek. Matot? Neblogai visai. Visai sakyčiau neblogai, nes ir po vasaros ranką pailsėjus, čia jokių linijų nepaišius. Taip, važiuojam pas kitą akį. Pradžiai teplė, bele kaip. Tas bele kaip, žinot kas yra, labai svarbu, kad tas bele kaip būtų atliekamas su siauru teptuku. Siauru. Nes jeigu pradėsit su stambiu daryti bele kaip, tai atrodysit kaip bomžas. Imam tą pačią vidutinę, pabarbenam savo į ranką ir dabar pradėsime blendinti viską. Taip. Nuostabus salį teptukį, viską blendinam į viršų. Kaip gražu, ne? Blendinam viską į viršų. Tokiais dėsiukais. Ajei, kaip gražu. Gerai, dabar įmame tamsią spalvą. Ir tamsi spalva keliauja, čia aš kalbu apie savo akių tą visą kompleksiją.
linija ir jinai pereina į viršutinę. Kodėl negalima šitos linijos daryti tamsiausia spalva, nes tada jūsų akis atrodys subiniai. Tiek išdramatinti nereik niekam čia. Dabar jeigu bijot, kad čia gausi jau labai baisiai tas teplep, nepergyvenkit, būna blogiau. Įmame šviesiausią spalvą, kurią aš jau žinau, kad aš sudrošiu pirmą, ir jau su šituo teptuku mes elgiamės kitaip. Mes 5, ne? Aš jau nebetirmoju, o dėlioju šitą spalvą. Dėlioju, kur aš ją norėčiau labiausiai matyti. Dar kartelį matome, kad trūksta po antakiu. Iš apačios, kadangi pas mane gilios akis, dedam ir čia šešėlį. Aš to nebijau. Nieko aš iš tiesų nebijau. Dabar šitą dalį švelniai sublendinam, kad gražiai pereitų. Ir dabar jau bus jūsų pasirinkimas. Lyg tai aš liepčiau jums kažką daryti. Panaudosime pieštuką šiek tiek. Nesu labai didelė miaugėja. Pasiemu baisiai aštrų teptuką. Čia aš nežinau, kokiem jisai realiai piešiniam daryti yra. Dabar jau ją pratempsim. Visiškai nepratus prieš kamerą dažyti, nes esu šiaip teplepistė tokia nemenka. Tai nežinau, kas man čia gaunas. Keliaujame toliau. Turime tušą. Jo, aš jau esu iš pačią rytą juo pasidažius. Jis yra štai toks. Su juo baisiniu, kaip jūs matot mane dažnai, tokių feikinių krabų, vorų kojų, nelabai jau išeis padaryti. Matot, jis yra gan lengvas vis tiek. Bet ką ir sakau, jis yra tobulas moteriams, neprisidirbęs, vadinasi, nedary makiažo, okei. Tai jis yra tobulas toms, kurios mėgsta natūralumą, nes dar kartelį tik noriu priminti, kad jeigu norite pasidaryti tas krabo kojas, tai turite dėti lėrę, laukti, vėl dėti, vėl laukti. Čia šitie dalykai nepasidaro greitai. Šiaip žiauriai labai patinka šešėliai. Žiauriai. Tokie švarios akys. Viskas, aš jau žinau, kad aš su šitais šešėliais, tai prasme, keliausiu po pasaulį. Čia jau faktas. Taip švariai, paprastai. Kaip patinka, labai patinka. Žinokit, ką tik pasižiūrėjau į didelį veidrodį, tai atrodo lėlės akis pas mane. Tai vadinasi, šešėliai yra. Gerai, keliaujame pas lūpas. Ir šiandienojus meniu turime natūralios spalvos. Čia truputėlį mano kamera kraipo. Tikrai natūralios gražios persikinės spalvos spalvelė. Ir mes išbandysime būtinai. Va štai tokia spalva. Dabar galiu drąsiai pasakyti, jog šitas lūpdažis labai fainai drėkina. Iki dalelyčių jis yra tiesiog sunaudojamas. Matau, kad kameroje su geru apšvietimu jis atrodo keistai rožinis, ar ne? Bet realybėje tai yra absoliučiai nude spalva mano kompleksai. Žinot, ko trūksta? Ružo man trūksta. Aš galvoju, kas čia vyksta. Kažkas nesižiūri. Iški gyvybės. Jo, ir aš ružą ant kaktos dedu, nors žinau, kad neraudonuojam mes čia per kaktą. Tiesą pasakius, kaip balerina pasakius, tai žinokit, visas snukis raudonuoja. Jeigu tu gerai pavarai, jeigu gerai šokasi, tai visas snukis būna raudonas, be jokių čia zonų. Tai jeigu reikėtų dėti man, kur aš išraudonuoju, kai aš šoku, tai čia būtų visas snukis. Jau išbandyti šitą spalvą. Todėl mes truputėlį pridėsim ant vokų. Šiek tiek efektų, šiek tiek uždėkim dabar blizgučio, nes taip įsivaizduokim,
lyg keliausim dabar į teatrą šiek tiek, gal taip norėtųsi biški būti ir blizgesniai. Nežinau, kas tenai matosi pas jūs. Pas mane matos. Ir ką, keliaujam. Oho. Mane žiūri, nėra simetrija iš tiesų lūpų, tai kad čia atrodyt nuostabiai, biški yra dailės ir darbelių. Nuspalvotai nuostabi. Kolektyvas, spalvyti, labai. Jeigu ir jūs norite įsigyti štai šių produktų, su kuriais šiandien turėjau progą pažaisti, o jūs ištvėrėt šitą visą mano marazmą, tai užsukite į štai šį būtent puslapį, būtent šį, taip, nes ten vyksta slaptos nuolaidos. Ir jeigu pridėsite nuolaidų kodą Kristina10, visa ši produkcija bei visa dėžutė jums suteiks papildomų nuolaidų. Pasiekite, ten būna kartais ypatingų nuolaidų. Taip kad aš džiaugiuosi tapusi Stilius Box ambasadorė, o jūs pasidžiaukite tą galimybę įsigyti šiuos nuostabius produktus kur kas pigiau. Nu, dabar pažaidėme Beauty Vlogeris, galiu eiti plauti veidą ir eiti miegoti. Klasika!